Sveiki, LRT televizijoje pats metas atverti duris į kultūrą. O ji kaip visuomet skleidžia šviesą, nuspalvina mūsų mintis, kviečia kalbėtis ir daug ką apmąstyti. Tad neišvengiamai kviečiame prie mūsų prisijungti ir pusvalandį praleisti prasmingai. O dabar apie viską tik trumpai. Susitikime baleto premjeroje Spragtukas. Susitikime Labirinte. Susitikime Titanike. Į Titaniką. Ten reikia. Tik nepamirškite susitikti šiandien. Sankt Peterburgas. Sekmadienis. Sausio 18. 1892. Ta diena pirmą kartą žiūrovai išvydo stebuklingąjį baletą Spragtukas. Kažkada žymus teatro aktorius ir režisierius Konstantinas Stanislavskis yra pasakęs, teatras prasideda nuo rūbinės. Šį kartą Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro premjera, choreografo Krzysztofo Pastoros Spragtukas, prasideda nuo spaudos konferencijos. I do a lot of contemporary ballets, a lot of difficult ballets with difficult music, and I have children myself. So I thought that would be great to do something especially for the company here in Vilnius. Choreografas Krzysztofas Pastoras, dirigentas Martynas Taškus, dailininkas Viačeslavas Okunevas, nacionalinio operos ir baleto teatro generalinis direktorius Gintautas Kievišas, solistai. Čia prasideda pasakojimas apie naują baletą Spragtukas. The libretto is based on the libretto, on the original libretto with little changes, small changes. And I'm using the Tchaikovsky score in very proper way, so I'm going step by step. There's a lot of indication in the score, what it should be. I don't do always what it's written, but I follow more or less the score. Pasaulyje Spragtukas vienas populiariausių ir dažniausiai statomų baletų, ypač žiemos šventinių laikotarpių. Lietuvoje Spragtukas pirmą kartą pastatytas Lietuvos baleto trupei žengiant pirmosius žingsnius 1928-aisiais. Старый щелкунчик и сейчас новый. В любом случае приходится находить как бы новые какие-то элементы, новые мысли, чтобы это не было все одинаково, все одно и то же. Pagal šio Spragtuko libretą 14-metė Mari svajoja tapti balerina, o dėdės Drosselmayerio skrynioje atsineštas lėlių teatras Kūčių naktį pavirsta tikru. Naujame Spragtuko pastatyme yra net 3 pagrindinių atlikėjų sudėtys. Taip yra todėl, jog numatyta net 17 Spragtuko spektaklių, be to šokami ir kiti baletai. Iš techninės pusės taip, tai yra kita choreografija, bet jinai yra klasikinė. Ir choreografas tikrai davė mums tam tikrus iššūkius, kuriuos turėjom įveikti, bet aš manau, kad su Gena, mano partneriu, mes tą įveikėm. Choreografas Krzysztofas Pastoras prisipažino, kad baleto artistams kėlė didelės užduotis. Baleto dailininkas Viačeslavas Okunevas juokavo, kad jam problemų kėlė spektaklio indai, mat čia šoka arbatinukas su puodukais. Dirigentas Martynas Taškus atskleidė, kad jau dirigavo per 140 Spragtuko baletų. Мы переносимся в какой-то идеальный театр, который, бывает только во снах, где происходит, в общем, преображение, человек становится другим совершенно. Вот и визуальный ряд мы придумывали, как это будет происходить. Художники не умеют рассказывать, в общем, посмотреть надо. Baletas Spragtukas – kultūringa pramoga visai šeimai. Vaikams nuo bet kokio amžiaus skirtos scenos, kur mėtomasi gniūžtėmis ar statomas sniego senis. Suaugę tiesiog mėgausis gražių šokių ir įsimintina Piotro Čaikovskio muziką. Great music, great work, very nice company to work with, so I hope the result will be also satisfying. Spaudos konferencijoje choreografas be užuolankų apibendrino. Puiki Piotro Čaikovskio muzika, puiki kūrybinė komanda, turi būti puikus spektaklis. Žiūrovas pamatęs Spragtuką, iš pasakos pravers duris į gatvę. Galvoje tebeskambės įsimintina Piotro Čaikovskio muzika. Širdyje šilta ir šventinė stebuklingo baleto Spragtukas nuotaika. Pasaulis atrodo kitoks, kai menas praveria duris. Nacionalinėme operos ir baleto teatre baletas Spragtukas numatyta parodyti dar 14 kartų. Dainius Liškevičius. Tikriausiai girdėjote, kad šis menininkas kitąmet atstovaus Lietuvą
viename svarbiausių meno renginių Venecijos bienalėje. Bet kol kas kviečiame ne į Veneciją, o į Vilnių. Kviečiame į Šiuolaikinio meno centrą. Kviečiame į parodą. Kviečiame į Dainiaus Liškevičiaus labirintą. Čia, Šiuolaikinio meno centro didžiojoje salėje, labirintas. Čia yra kvadratas, toks kaip žemės tarsi būtų simbolis, suskirstytas į 16 atskirų tokių vienodų kvadratėlių. Šis labirintas tai kompleksiškas menininko Dainiaus Liškevičiaus projektas, jungiantis skulptūrinę formą, jei objektą apžiūrinėsite iš išorės, su instaliacija ir asmeninė kolekcija, jei apžiūrinėsite objektą iš vidaus. Šiaurė, pietus ir vakarai. Tai ir yra tos kryptis, kur galite permatomas kiaurai. Tai jis yra ne tai, kad gražiai komponuotas į šitą erdvę, kuri yra tiesiog kaip erdvė, kurioje aš sukuriu savo tokią nepriklausomą erdvę ir jau toliau vyksta visi šitie kiti stebuklai. Tikriausiai jau norite apžiūrėti labirintą iš vidaus, tačiau prieš tai sustokite ties 13 vaizdų serija. Tai prieš metus galerijoje Artifex vykusios parodos 13 taško projekcijos kūriniai, kuriuos buvo siūloma jungti pagal menininko sudarytą schemą, tam, kad iš pažiūros nieko nesusiję vaizdai virstų pasakojimu. Būtent šis projektas yra įvadas į šiuo metu veikiančią parodą Labirintus. Pasiekoje viso to 13 tokių vaizdų viskas pavirto 3D tokį, reiškiasi, nuo vienos, reiškiasi, temos kaip kalnų, kuri buvo tarsi atspirties taškas, kai pradėjau keliauti, svystė į tokį. Tikriausiai dabar jau tikrai norite apžiūrėti labirintą iš vidaus. Tačiau prieš tai, tam, kad nepasiklystumėte tiesa ne fiziškai, menininkas siūlo atsiversti specialų leidinį, savotišką žemėlapį, kuriame pateikiamas parodos suvokimo maršrutas. Čia ir yra visa schema ir kiekvienas kambarys turi nuorodą pavadinimą ir apie ką yra. Taip, kad čia nėra palikta visiškai nežinioja žiūrovas. Labirintus yra ėjimo ir žiūrėjimo pratybos, tad jei į parodą ateisite ne vienas, o labirintą įsiskirsite, tikėtina, kad parodą suprasite skirtingai. Kiekvienas žiūrovas, vaikščiodamas po labirintą, individualiai režisuoja savo suvokimą ir kuria savitą pasakojimą. Yra labirintai, žinote, kur tokie kaip apsivalymo meditatyvus, ten kur kaip ritualas eini ir išeini. Tai šiuo atveju čia labiau palikta tokia erdvė, kurioje klaidžioji ir kiekvienas kambarys su atskiru savo naratyvu. Na pavyzdžiui, jei kelionę pradėjote kambaryje pavadinimu Relikvija, turite 3 galimybės – judėti arba link kambario Sapnuotojas, arba link Signalas Jūros žvaigždė, arba link Apskritimo studijos. Pasitelkus tikimybių teoriją, galima apskaičiuoti, kiek būtų skirtingų režisūrinių variantų. Tačiau nemažiau svarbu čia ir eksponuojami objektai. Tai savotiška atminties saugykla, konstruojama iš asmeninių, dokumentinių ir visuotinių istorijos fragmentų bei pramanytų faktų, atitarnavusių objektų žyminčių užkonservuotą juose atmintį. Kaip kokios planetos skriejantis meteoritai aplink tave, kurie būtent irgi kaupėsi ir arba tau atrodo, kad tau reikia jį įsigyti, tiksliai nežinodamas dėl ko. Gal po to į galą jau pradėjo kažko tai specialaus vėl dar ieškoti. Bet pradžia tai buvo taip, kaip formavosi Žemė iš visokių materijos dalių. Čia, Šiuolaikinio meno centro didžiojoje salėje, labirintas. O čia jūs, Dainiaus Liškevičiaus parodoje galintys apsilankyti iki sausio 4. Eikite ne vienas, bus ne taip baisu pasiklysti ir ne tik fiziškai. O dabar trumpa pertraukėlė, nes įprasta reklama, bet po jos pabūkite kartu, nes dar matysite. Čia į Titaniką kviečiam. Buvo Titanike? Ne. Ar jūs esat jautrus? Sekantis klausimas.
kišenėje turite vizitinę kortelę, greičiausiai esate suaugęs, svarbus, rimtas žmogus. Bet yra tokių vizitinių kortelių, kurios netelpa į kišenes. Rubrikoje jaunas menininkas, jauna dainininkė, bet jau su vizitinė kortele. Ievos Narkutės dainą Raudoni vakarai dažnas nešiojasi galvoje. Kaip vizitinė kortelė. O ji kūrė toliau. Jeigu man buvo duota parašyti vieną tokią visų mylimą ir mėgiamą dainą, tai yra labai daug. Nes viena visų mėgstama daina yra jau didelis dalykas. Raudoni vakarai anaiptol nėra mano geriausia daina ir tikrai, ypač turint omeny tai, prieš kiek laiko aš ją parašiau ir kad man tai buvo 18 metų, tai dievaži tikrai tai nėra tas kūrinys, kurio aš labiausiai didžiuočiausi. Psichologija mano buvo dar nuo paauglystės tokia svajonė ir noras labai didelis ir aš ten labai motyvuotas stojau į universitetą to mokytis. Kažkaip anksčiau maniau, kad šitos sritis yra labiau atskiros negu susijusios, bet metams bėgant aš pradedu matyti, kad jos yra žymiai arčiau negu man atrodė anksčiau ir jos yra žymiai arčiau negu atrodo galbūt net kitiems, nes tiek psichologija yra apie žmonės, tiek muzika yra apie žmonės ir tiek mano koncertai yra apie žmonės. Palik, mano tyla man, jinai švelnesnis žvėris. Labai patinka, kai žmonės atėjo į mano koncertą, susigraudina beklausydami. Gal čia taip sadistiškai skamba, taip man patinka virkdyti žmonės. Aš dažniausiai rašau, kai man nebūna labai lengva. Aš dažniausiai rašau, kai man kyla klausimų, kai man kyla abejonių. Ir kuo intensyvesnį vidinį gyvenimą gyvenu, tuo ir daugiau dainų parašau. Ir kaip man tau pasakyti, kad už viską lengviau dabar nebūti kartu, kai toks ruduo man visko gana. Aš palieku tavo tylą tau. Daina nėra tik tai išdainuotas eilėraštis, tai yra trečia kokybė. Tai nėra eilėraštis, tai yra dainos tekstas. Ir tai nėra vien muzika, tai yra muzika su žodžiais. Tai yra visai kitas dalykas. Tų eilučių užrašomų namie, autobuse, mašinoje ar, nežinau, einant, plaunant indus ar skaitant knygą yra daug, bet labai svarbu, kad jos eitų kartu su muzika, kartu su intonacija kažkokia. Jos akys čia tave nuglosto vieną, o sapnuose jai kiti vis šoka. Dainas dainuoja, myli be proto, širdies vidury nešioja ir ką tu darytum. Susidarė tikrai puikios sąlygos įrašinėti apskritai. Ir tas yra labai malonus dalykas, turėti kažką rankų ir turėti kažką, irgi, kaip sakai, fiziško ir tokio daiktiško ir tada tos dainos įsiamžina. Antra vertus, truputėlį ir baugu, aš galvoju, kas bus, jeigu po kokio 5-mečio man iš viso tai nebepatiks ir atrodys, kad čia yra labai prastas darbas, labai prastas albumas, o jau jis gyvens savo gyvenimą po pasaulį išmėtytas žmonių namuose ar mašinose ar kažkur. Tai raktas į sėkmę, kas yra? Kantrybė. Nežinau. Ir tikėt, aš galvoju, tau matyt, man labai to reikėjo, kad aš galėjau palaipsniui, po truputį, 10-12 metų dainuoti tiesiog savo draugams, dėl mažų koncertukų, dėl apskritai gal net ne dėl koncertuko, dėl to, kad aš negalėjau nustoti dainų rašyti. Menotyrininkas Kęstutis Šapoka sakė, asmeniškai man Evaldo Janso tapyba tiesiog šlykšti. Ir būtent todėl ji man labai patinka. Primiktinai rekomenduojame į Sostinės galeriją Meno niša užsukti patiems ir įsitikinti, koks jūsų asmeninis santykis su menininko kūryba. Šį kartą tapybos paroda pavadinimu Man pagirios, jai PMS. Eis pro Basanavičiaus gatvę. Galerija Meno niša.
Nepamatys, kad dabar yra Evaldo Janso paroda, kuri vadinasi Man pagirios jai PMS. O čia jums pagirios. Nu taip. Dabar štai yra tapyba. Kodėl tapyba? Nu, to, kad aš akademijoje studijavau tapybą. 5 metai darau ten Jansas TV, nu, ten apie tradicinį meną, reiškia, šitą. Bet kažkaip, žinai, pirmu asmeniu, pasilgau šnekėti pirmu asmeniu. Kaip pirma meilė, nu, tai grįžti. Teisingai, tapyba yra pirma meilė. Kažkaip aš, nu, stengiuosi taip, kaip yra, taip ir rodyti, tos aš kažkaip. Jaunas menininkas bučiuoja menotyrininkė. Tai, taip o, vyksta, tai, bet taip vyksta. Nu, tai čia fantazijos reikalas. Nu, tarsi, kodėl jaunas verslininkas bučiuoja kažkokią tai patyrusią verslininkę, nu, tarsi, irgi, yra visokių gyvenimiška, žinai. Dariau tokį paveikslą, čia Gogeno. Galvojau, čiunkšt, padarysiu šitą ir įdėsiu jokių pamokslų. Ten, man pagirios jai PMS. Galbūt dažna moteris atėjusi parodą užpyks. Ne, nu žiūrėk, einam prie to fotokuliso. Fotokuliso principu, žinai, nu, kad išpjauta skylė ir gali įkisti savo veidą. Čia drastiška scena, bet viskas, nu, paversta juokais. Nu, ir koks čia gali būti supykimas kažkokių moterų, nu, ar, prasme, emancipuotų, ar dar kažkokių, nu, prasme, Jums patinka juoktis? Nu, man humoras dažnai gelbėja. Jūs esat kritiškas? Kritiškas. Nu, sekantis klausimas. Ar jūs esat jautrus? Nu, sekantis klausimas. Ar jums svarbu būti iššaukiančiu? Iššaukiančiu. Bet aš šiandien ir apie kūrybą. Nu, tai tavęs nepastebės. Čia tiesa, kad visur esat jūs? Ar ne? Nu, taip. Visur? Nu, taip. Net ir tas, kuris bučiuoja menotyrininkę? Taip, nu, kaip pasakyti. Nu, taip. Jeigu aš parodą darau, tai, nu, kaip pasakyti, atvičiai. Titanikas. Transatlantinis keleivinis laivas. Šis laivas buvo pastatytas Airijoje ir buvo didžiausias pasaulyje. Ir labai greitas laivas. Laivas, kurį šiandien žino kiekvienas. Oi, vaikai, atsargiai. Atsargiai, vaikai, neužminkit tik tai. Atsargiai, atsargiai, žiūrėkit, čia rodiklė, o čia... Oi. Čia į Titaniką kviečiam. Buvo Titanike? Ne? Praėjusią savaitę Vilniaus dailės akademijos ekspozicijų salėje Titanikas pristatyta interjero dizainerio Vytauto Kibildžio paroda, į kurią, žinoma, kviečiame ir mes. Tai va tenai tiesiai, va kaip rodiklė, tiesiai ir tenai. Gatvėje agituojam, kad žmonės eitų į Titaniką. Va, prašom į Titaniką. Tai ir yra dailininko turbūt misija, sėkmė, laimė, nežinau, surasti tokią idėją, kurios dar niekas nebuvo materializavęs.
Vytautas Kibildis, interjero ir daiktų dizaineris, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus dailės akademijos dizaino katedros profesorius. Profesorius, kuris ekspozicijų salėje Titanikas pristato savo virsmą, į kurį, žinoma, kviečiame ir mes. Jūs gal norite Titaniką, tai į tą pusę? Vėliau biški. Ot, nueikit ir pažiūrėkit. Bet ten reikia eiti į dešinę ir dar kartą į dešinę. Baldo ir meno sintezė, kada baldas jau tampa kaip meno objektas, skulptūra, nes tas baldas jau interjere, mano tikslas toks yra, kad jis kontrastuotų ir priverstų tiesiog ir žiūrovą, ir vartotoją keisti savo aplinką, interjerą, erdvę. Parodoje Virsmas sutiksite įvairių žmonių spintelių pavidalo. Dama su delmantinu, arba džentelmenas, arba kunigas. Ir nors šios spintelės dvelkia konceptualumu, vis dėlto tai yra spintelės, į kurią galima pasidėti meno istorijos knygą arba kojines. Priklauso nuo žmogaus. Ojojoj, tik tai labai paišiau. Turgi, labai sunku buvo nupiešti. Jūs galite Titaniką? Nenorit? Tikrai netoli yra. Ar įskaitomai užrašiau? Į Titaniką, taip. Žinot, kas yra Titanikas? Bet kad baldas dar būtų ir kažkokia tai psichologinė įžvalga, dailininko, sakykime, požiūrio skleidimas į visuomenę, tai iš tiesų yra nauja. Tai spintelės, kurios gana aiškiai nurodo charakterį, būseną ar net profesiją. Tarkim, šokanti arba antikinė arba dainuojanti. Jūs galite tai pamatyti Vilniaus dailės akademijos ekspozicijų salėje Titanikas. Nei vieno net Europos kontekste nerasit baldo, kur tiek daug dėmesio yra skiriama vidui, net pastelinės spalvos jos yra suvestos, kai kur skirtingos. Tai baldai, kurie atlikdami funkciją perteikia menininko realybės supratimą. Galime sustoti prie spintelės ir dalytis jausmais bei mintimis, kylančiomis bežvelgiant į spintelės meniškąją pusę. Tiesiog spintelė nekomunikuoja taip daug ir taip intensyviai, kaip Vytauto Kibildžio spintelės. Jūs galite apie tai pasikalbėti Vilniaus dailės ekspozicijų salėje Titanikas. Jeigu esi kūrybingas žmogus, tai negalima skirstyti. Bet kokioj medžiagoj turi tiesiog, jinai yra kaip pagalbinė priemonė. Jūs žinot, ką nors apie Titaniką? Ai, sorry. Cool. Aš labai atsiprašau, matau, kad jūs ten laukiat, bet gal į Titaniką norite, tenai parodos geros. Ai, gerai, nueisiu po to, kai grįšit, gerai. Į Titaniką kviečiam. Titanikas, jo, ten. Gaila, tą kartą niekas nesusidomėjo pasiūlymu apsilankyti Titanike. Apžiūrėti pirmame aukšte eksponuojamos Vytauto Kibildžio ar antrame aukšte Mikalojaus Vilučio parodos. Gal daugelis paprasčiausiai jau matė šias parodas. Arba labai gali būti, kad žmonės tiesiog susimaišė. Galvojo, kad norime pakviesti į kokį nors skęstantį laivą. Nors iš tiesų, kaip ir visada, kviečiame į kultūrą, su kuria nukeliausite tikrai toli, visomis prasmėmis. Tad šį kartą tiek. Tikiuosi, kad liko ką pamastyti, o gal ir ką pasirinkti. Juolab, kad kultūrinis gyvenimas gausus ir įvairialypis. Dėkui buvusiems kartu, tebūna šviesu jūsų sielose ir namuose. Ir kaip visuomet primenu, kad mūsų laidą visuomet galite pamatyti mūsų portale lrt.lt mediatekoje. Sudie. Stomshark yra dizaineris Gintarės Černiauskaitės pagaminta ilga riedlentė, kurios forma specialiai sukurta minkštesniam ir greitesniam važiavimui. Šios formos riedlentė jautriai reaguoja į sportininko judesius ir yra lengvai valdoma. Stiklu šiurkštintas paviršius neužgožia medžio ir spalvų. Tai šiuolaikiška rankų darbo riedlentė. Stomshark. Sportuokite.